Labas rytas. Jau einu į mašiną, dabar po 6:10. Šiandien kažkaip nėra taip šalta dar. Tai va pasikuriu mašiną ir judėsiu į Alytų. Ką čia turim? 9 laipsniai. Nu tai yra dar. Kažkaip gal tas vėjas mažesnis, bent iš kiemo reikia išvaryti. Taip sunkiai miegau šiandien. Kažkaip blemba, kas kelias valandas pribundi, vis galvoja, kad jau pramiegai, gal vėl kažkas. Tai vat, tokia mistika yra su to pribudimu. Iki posūkio. Nu, tai yra pusė veido. Va šitą pusę, šitą pusę, kitą pusę visą. Šiaip neskaudėjęs kažkaip. 8,91. Telemetro, ne? Gal ir nežinau. 8,90. Visą gerą. Varysiu dirbti toliau. Kažkaip šį kartą tai ilgiau darė, nes blemba gulėjau jau kokias 2-7 minutės, bet tai burna atidengus, tai yra ką veikti. Iš Alytaus jau išvažiuojam. O toliau tikslas, tai varysiu vis tiek pro Garliavą, tai gal kažką Garliavoje pavyktų gauti. Čia kaip visada greitis būna 50-7. Aišku, dabar tai toks laikas dar, kai gal mažiau tų mašinų, bet jeigu važiuoju kokią 5 vakare, tai realiai 50 važiuoju. Čia gavau iškart Hesburgerį. Už 2,90, tai nėra labai įspūdingai, bet pirmas užsakymas pagaliau atvariau paimti. Padėtas buvo užsakymas. Tik pasiimt reikėjo.
Al vieną pusryčio. Nežinau, pro kur čia mane veda, bet dar tai užsidegė čekas antifrizo. Nu, tikiuosi, kad čia nieko blogo nebus, tai pabandysiu perkurt, gal biškį atsigaus. Nes dabar neturiu prie savęs dapilt. Ką tas mapsas rodo, aš nesuprantu, nes dabar irgi vidė per kažkokį įmonės kiemą važiuot. Aš jau važiavau, jau blemą galvoju, nu čia tikrai bus kažkas ne taip. Tai va ir yra, nes nuvažiavau vartai uždaryti, o per ten rodo važiuot. Nu tai kodėl taip durnai rodyti, aš nesuprantu. Vapščiai per įmonės, gerai, kad ne per nuosavų namų kiemus dar rodo važiuot. Dar čia ką tik buvau aprėktas, nes pasistačiau aikštelę ir nešiau maistą, tai sako, tai čia darželio aikštelė. Aišku, nėra jokio ženklo, nieko, kad ten kažkas mokama, rezervuota ar kažkieno ten tai aikštelė. Nu, bet niekas suvirškinu. Sakiau, gerai, kitą kartą jau nestatysiu, sakau. Bet matau, kad čia šiandien bus nuotykių vis tiek, nes kažkas garuoja ten iš kapoto. Tai tikrai kažkas prisigaruos, plius čeką metė, dabar kaip ir nekaista nieks. Šiltą orą pučia, viskas kaip ir normaliai. Bet abejočiau, tai baisu, kad eini į mašiną, žiūri, garuoja tavo mašiną, reiks kapotą atsidaryti, pasižiūrėti. Gal nusprogo kažkas. Klientui užsakymą jau pristačiau. Kažkaip antifrizo kvapas salone jaučiasi biškelį. Žodžiu, šį paklausa labai gera. Bandysiu dirbti siek toliau. Mintis buvo, kad greičiau bus per autostradą nulėkt. Tai va, ant 20. Čia dar stovėjom pirmai, šiek tiek, bet jau leidžia. Jo, tokios pustelės. Bet jau gal pravažiuosim. Blemba taip nemalonu, nes garuoja pas mane šitas variklis. Net nelabai žiūrėjau. Tai žodžiu. Ir reiks persirikiuoti, jau matau. Kažkas į atitvars, kai dėja, tai keičia atitvars ten. Gavau luncheon restoraną. Man atrodo, manami ten mega. Tai lauk nereikėjo, realiai atvažiavau netoli, buvau kaip ir, tai ir gavau. Nepadarytas dar kol kas. Tai įdomu, kaip čia viskas bus. Kiek laiko reiks laukti, nes paklausa labai yra. Aišku, gavau per mėlyną eurus 20 gavau šį. Tai sakyčiau, gana blogai. Užsakymas vis dėlto buvo iš čili picos.
Dabar gavau baltų gatvės burgerį už 4 kem. Bliam, aš šiaip galvojau depą nuvarysiu, bet gavau šitą, nu tai paėmė. Šiaip būčiau langų skysčio nusipirkęs. Bet viskas okei. Žiūrėsiu, šiaip kol kas užsakymai gan neblogi. Duoda irgi gerai, tikrai duoda užsakymų. Tak, vat į savo specifinę vietelę. Čia šone visada. Nereikia niekur ieškoti. Geriau. Čia va dabar dar irgi jeigu į Hesą, tai žmogus irgi prisikabino, sako, kodėl neneši stačiai ten tašės, bet toks lempinis iš vis. Aš taip panešiau kokią tipo mėnesį, man irgi labai atrodė patogu, ten faina. Ir man pradėjo skaudėti kaklą, čia vat kažkur, ir pradėjo skaudėti petį ir kitą petį. Nes jo, kai užsakymas sveria gal 100 gramų, tai viskas gerai, bet kai tu pasiimi kokius 2 užsakymus ir tu per visą megą eini pasiim dar kažko, na tai tu patampai normaliai ir nusispaudžia kažkaip gal per laiką, aš nesivaizduoju kaip, bet tikrai nieko gero nebūna. Oi. Sakymą reikėjo palikti prie durų, taip palikau. Kaip toli mašina pasilikęs. Dar prie išvėję. Gavau dar vieną užsakymą už 326 iš Megos, man namį. Šiaip uždirbta jau apie 30 eurų. Vos nenusiviniojau vėl aikšteliai. Žiauriai slidu, kai vis avarinį netyčia palikau. Įsipakavau panašius. Labą dieną. Pas jūs? Dar atminusuojam už langų skystį 3 PM. Gavau dabar burbį Šilainiuose. Tai už 4,40. Jau atvariau paimti. Iš tikrųjų, toks. Šiaip iš čia suvalgęs, tai skanu. Labą dieną. Gerai. Be šviesų. Penktadienis
paskutinis po 5 dabar yra. Bet po 5:10 maždaug. Net nesijaučia, atrodo, bent čia tai nesijaučia. Nu, pamirksim žmogų. Bliam, kai toli mašiną vėl pasilikau jau šiandien. Antrą kartą čia vežam. Bet tiesiog nesinori čia užstatinėti tos mašinos. Sekantis užsakymas va iš ten, iš Domino Pizzos. Už 4,8. Audrius. Ir vėl į tą pačią gatvę sekasi. Durys neatsidarė. Paskutinis užsakymas jau iš tikrųjų laukiau, nesulaukiau, bet atėjo pagaliau. Tai iškenkeno už 3 kem. Ir viskas. Bet uždirbta, sakyčiau, vis tiek uždirbta kažkas. Gana. O jau užsidegė man žalia. O, kaip visada. Mano draugas lydi šiandien visą dieną. Pypsi ir pypsi, neatsibosta. Čia arti kažkur bus tenais. Dabar Mapsas iš vis rodė, kad važiuočiau per šaligatvius. Biškį jau iš vis. Tai vat, tokia tai ir diena. To jau pasakysiu, kiek uždirbęs. Paskutinį užsakymą nuvežiau, daugiau šiandien nevešiu. Ilga diena labai. Nuo 6 atsikėlęs, tai gana tikrai. Šiandien uždirbta 86, jeigu gerai suskaičiavau. Ir dabar yra po 7 PM. Ir viskas šiandien dan. Varau ilsėtis. Rytoj vėl nuo 10. Susitiksim rytoj. Turim apšalusius langus. Greit kuriam. Kai šalta šiandien. Bet labai liuks. Šitiek gal nušyla. Pirmas užsakymas iš Bolt Marketo. Buvau gavęs 2, bet antram užsakymė 50 prekių gal. Tai atšaukiau. Žodžiu, ir tiesiog suma ten pamažėjo iki eurų. Tai koks tolkas ten už beveik 6 gavau, tai bus kokie jaučiu 5 eurai. Ta net stop ženklą dėl šito antifrizo. Stop. Bet nestosim. Žiūrėsim kaip ta aišku situacija, gerai, kad nieko blogo neatsitiktų.
pašilo arba pašils taip, kad nebesinorės jau nieko tai mašinai. Kol kas tai biškelį taip reiks pavažiuoti. Man daugiau matosi negu per kamerą. Turėtų nusipūstoj. Labai jau gremžti reikia. Mašiną palikau pašilbiškį, nes dar net tirpo priekinis langas. Tai net neina filmuoti per priekinį langą dar ar tiek. Atėjau į Bolt Market, kur pasiimti. Turi būti padarytas. Nelabai apsimoka važiuoti anksčiau į Bolt Marketą, jeigu nepadarytas užsakymas, nes čia vis tiek parkingas mokamas, tik 15 minučių gali stovėti. O jeigu tektų dar palaukti, tai manau drąsiai gali ir susimokėti už tą parkingą. Po to dar tai labiau gal minusas čia gaunasi negu pliusų to lieka. Tai va padaro ir tada išvažiuoji po truputį jau. Saik čia kai netoli yra, suprantai, labai jau toli, tai faktas, kad reiktų anksčiau. Kol grįžau, situacija biškį geresnė. Nes buvo iš vis net nieks nepasikeitė. Čia tai tą metą vis dar. Na, pažiūrim kaip šį kartą šlagbaumas. Ar bus taigmena? Ne. Ir vat visiškai net nesuprasi. Nei plovės, nei valės aš tą mašiną nuo to laiko. Tiesiai reikia. Turim ir tokį ženklą. Nieko. Pristatytas, tik vienas krepšelis buvo. Tikrai lengvas. Greitai iš tikrųjų pristačiau. Situacija geresnė su langu. Tikrai va vieną užsakymą nusivežiu, biškį apsitvarkė tikrai. Su visais langais geriau. Ką reikia užbaigti ir turbūt gausiu vėl kažką. Vis dėlto tas čekas reiškia, nes pradėjo būt šaltą orą, kas jau reiškia, kad tragas. Na, nusipirkti antifryzo, tikiuosi užteks bent litrą nuvežti užsakymą. Įpyliau litrą, tai jeigu nepagazuoji, tai šilto oro nepučia, tai dar įpilčiau gal pilną, tai vis tiek tai būtų. Bet matosi, nublėto garuoja ir tas kapotas, gal matosi dabar jau. Žodžiu, leidžia tikrai kažkur leidžia ir šiandien yra šeštadienis ir vėl blemba. Negaliu aš nieko tos mašinos susitvarkyti. Kosmosas, tiesiog kosmosas. Esmė yra prisistatyti šitą užsakymą ir bandyti atsipilti antifryzo normaliai. Žiūrėti, dings, nedings tas čekas. Ir ar iš viso įmanoma dirbti čia su tiek to antifryzo ar dar ko. Nes šiaip, nepasakyčiau, kad gal labai greitai ir švarė čia, bet kad bėga, tai jo, nes šį porą pamėtė dienų tą čeką, tikrai kokius 3-4. Tai dar ne taip gal ir baisu, bent savaitgalį, kad galėčiau atidirbti. Turėjau iš Rimeko užsakymą už 4 eurus, tai atvežiau. Pagaliau senukose. Bet tas ir užknasa, kad su šitą mašiną tai čia be tepalo ir antifryzo, tai be tepalo ir antifryzo, tai net ko aš iš namų negaliu kelt. Galite, o ten nėra kažką dar nuskaityti? Gerai nuskaičiu. Šiaip pirkau patį paprasčiausią antifryzą. Oi, kaip saulė šviečia.
Tai supyliau 3 litrus, jo, 3 gal net daugiau. Ir dar litrą prieš tai, nes buvau Rimeke. Tai dingo pagaliau čekai, bet žiūrėsiu, kiek čia, ar apsimoka išdirbt dar kažkiek šiandien. Paskambinsiu pirmadienį meistrui, gal pavyks sutart kažką ant kokio antradienio, bet skambinsiu pas seną meistrą, nes paima tą mašiną ir tą pačią dieną dažniausiai padaro. Tikrai, kad ten kitą dieną darytų, tai tokių realiai, retenybė tiesiog, kad būtų. Jaučiu pravažiavau. Man turbūt toj pusėj reikia būti. Gal ir ne. Pažiūrėsim. Pizza Expressą gavau iš Vandžiogalos. Vandžiogalos plento už 5,40. Važiuoju dabar paimt. Tik atvažiavau, prisiparkavau minutę ir gavau. Kaip slidu. Turbūt saulytė dar pašviečia, tai iš vis toks kaip ledukas. Bet čia tai grynas ledas. Ten ant posūkio, tai jau galvojau, kad nešis. Aha, ką čia turim? Pasukся. Jo, aš labai gražas stalas. žiūriu, kad kažko trūko. Kaip visada, gėrimas lieka mašinai, nors pasidedi šiaip ant akių, bet ten užkrenta dar kažką. Tai vat, bet pats pamačiau, tai padaviau. Gavau Grill Londoną iš Megos irgi. Už 4,40. Tai ilgai nereikėjo šito laukti užsakymo, nes nuvežiau, aišku, kol važiavau iki Megos irgi nieko negavau iš Raudondvario plento. Tai toks atvažiavau čia ir gavau iškart, tai atvažiavau čia prie Megos netoli. Bent gavau tiesiog, šiandien šeštadienis, bet nėra darbo realiai irgi. Taip, nėra darbo, siaubas. Tačiau dar buvo tų problemų visokių. Tai aišku, dar ir tos atėmė laiko. Bet jau kiek čia pavyks, tiek pavyks. Vis tiek į minusą kažkokį baisiai nenai tiesiog. Važiuoju paimt dabar. Ne. Vis dėlto nedirbsiu šiandien. Bijau, iš tikro bijau, nes rūksta ta mašina. Rūksta ir labai rūksta. Iš tikro aš suprantu, kad gal, gerai, sakykim, ten antifrizas rūksta, bet vis tiek, lemba.
Akumas, viskas yra, blemba. Baisu, iš tikrųjų nenoriu prisidaryti daugiau problemų lygioj vietoj. Važiuoju namo. Nes va tik sustoja iškart trūks. Blemba, tai tikrai nejaukiai atrodo. Tas pirmadienis visai nėra už kalnų. Tai galbūt kažkaip pavyks tiesiog, kad sutvarkytų tą mašiną.